Jono Evangelijos 14 skyrius, 23-29 eilutės. Kalba Viešpats apie tai, kad jisai nori pas mane ir tave apsigyventi, tarsi kaip primindamas tą jo mokymą, priminimą mokiniams, kai sako, stoviu už durų ir beldžiu, kas man atidarys, pas tą užeisiu ir vakarieniausiu. Taigi, geroji žinia, Jėzus nori pas tave ateiti į svečius. Kaip jums tokia žinia? Ar jūs džiaugiatės? Aš džiaugiuosi, kartais ne visada, tą reikia pripažinti, taip kaip čia visiškai neseniai bandžiau pasiprašyti į svečius vieno savo kolegos dvasininko, sakau, pas tave atvažiuosiu, užeisiu, čia mano kaiminystės tenais yra, užeisiu, sakau, kavos atsigersiu. Tai supratau, kad nepataikiau. Sakau, ar galima ne šiandien? Taigi nesu pasiruošęs. Labai dažnai būna, žinai, Jėzau, būk geras, neskambink man. Už durų dabar nestovėk. Nesu pasiruošęs. Turiu dar daug ką padaryti. Turiu išsišluoti, padaryti tuos darbus, į parduotuvę nubėgti, kas ten dar, susišukuoti ir taip toliau, juk negaliu priimti tavęs taip. Toks, koks esu. Pasimetęs, galbūt nepasiruošęs, netobulas. Ir atsitinka tai, kad mes priverčiam Jėzų laukti. Šios dienos geroji žinia. Viešpats kalba, kad, žinai, jeigu tu mane myli, tu man vis tiek duris atidarysi. Pasiruošęs, nepasiruošęs, susivėlęs, nesusivėlęs, koks skirtumas. Kaip tau atrodo, tau yra, ar labiau yra priimtina laikyti mane už durų, ar geriau tu mane įsileis kažkur tai kamputį, pabūsiu tavo tas šiukšlės, nežiūrėsiu, kol ten tvarkysis, į tavo virtuvę neįsiu, taigi Jėzus yra karalius, jis žino tos visos niuansus, į kuriuos mes labai reaguojam. Ir sako, tikrai pridengsiu akį, nematysiu. Tvarkoj. Mūsų užduotis. Šios dienos žodis kalba vartodamas tokį vieną žodį, vadinamas laikysis arba nesilaikysi. Pats žodis, kai čia kalba Jėzus, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, jisai kalba apie tokį labai paprastą, primityvų dalyką. Tie, kurie esate mokytojai arba tėveliai, žinote, kad vaikams reikia kalbėti labai paprastom frazėm. Jeigu kalbam, kad reikia laikytis žodžio, tai ką tada daryti su klausimusi, kur tą žodį laikyti, mėlieji? Dabar galiu kabinėtis prie žodžių žaismo. Bet taip jau yra. Tokia ta mūsų kalba. Ir sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių. Dabar bandau laikytis, kad nenugriūčiau už to pulpito. Mes laikomės vieni už kitų. O čia kalbama apie tai, kad pradėtum laikytis už žodžio. Ir man toks palyginimas ateina, o kaip aš turėčiau laikytis, kad Jėzui patiktų tas mano laikymasis. Ir man atėjo tokia mintis, nes sako Jėzus, kalbėk palyginimais, Pauliui, ir trumpai, aš jau čia viršėjau savo limitą. Palyginimas būtų toksai, taip kaip jūs, brangios sesės, moteris, laikotės įsikabinantis į tą tavo tokį rankinuką. Jis būna mažesnis, didesnis, rankinė arba toks dabar modernus tarptautinis žodis beauty case. Nežinau, ką jis reiškia, aš nemoku taip gerai angliškai kaip jūsų bažnytėlės vadovas, tačiau žinau, kad ten kažkas su to beauty. Ir ten pridėta, žinau, pas moteris visi labai svarbus dalykai. Kiek man teko būti, ar tai kažkur tai žiūri, jos visos nešioja ir niekaip nepaleidžia. Ten tikriausiai
yra raktai nuo būto, kur paslėpti pinigai, arba tos reiškia būtas, kurį reikia atidaryti ir Jėzus įleisti. Aš truputį šaržuoju, suprantat, bet jis va toks yra, be jo moteris niekur. Dabar galvoju, vyrai. O ką vyrai? Už ko jo laikosi? Be ko vyras niekur neina? Ir pagavau dabar save, kad atsirado toks daiktas kaip telefonas. Tiesiog turi jis pas mane būti rankoje, kažkur šalia, be jo niekur neinu. Tarsi tokia kaip nesąmonė, tarsi būtų priaugęs kažkoks šašas, bet jį visur kažkur laikau šalia. Taigi, šį Evangeliją būtų galima pavadinti arba apipavidalinti štai tokiu palyginimu. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio taip kaip moteris savo rankinę, o vyrai telefoną. Aleliuja. Tada, jeigu mes būsim taip ištikimai įsikabinę į Dievo žodį, tada, sako, mano tėvas jį mylės. Įsivaizduojat, kaip paprasta, vaikiška, netgi materialinė prasme. Truputį kvaila, bet Viešpats nebijo mūsų kvailumai. Jis žino, kokie mes esame. Bet kas yra nuostabu, pradėkim nuo tokio paprasto dalyko. Įsikabinkim dabar į tą žodį. Toliau sako, nes jeigu tu laikysis va taip, tada pas tave mes ateisim ir apsigyvensim. Ir viena tokia labai svarbi detalė pasirodo, kad tas laikymasis mano už kažko tai, jeigu tai nėra Dievo žodis, jeigu tai nėra Kristus, bet tai yra, kaip aš jau minėjau, kažkoks tai materialus dalykas ar žmogiškas, ta pati rankinė ar tas pats telefonas, rodo, kad tai susijęs su meile. Sako, jei kas mane myli, jis laikosi už manęs. Todėl padarykim savo kiekvieną kartą labai gražią sąžinės irgi patikrinimą. Pasirodo, kad tie daikčiukai, už kurių mes laikomės, jie nėra neutralūs. Jie vagia tavo meilę. Nors tu gali deklaruoti, ką tik nori. Ir aš tokiai praktiniai pusiai pagavau save. Jūs, aišku, esate daug geresni už mane. Pasakyk man, kiek tu laiko praleidi su tuo asmeniu arba su tuo daiktu ir aš pasakysiu, kas tavo Dievas. Tu gali gražiai deklaruoti, kad Dievas pirmoje vietoje. Bet jeigu tu daugiausiai laikai va, tam dalykui, tai rodo, kas tavo Dievas, prie ko tavo širdis prisirišusi. Todėl, brangus broliai seserys, padarykime ryžtingą atsivertimo žingsnį, kad šventoji dvasia, dangaus tėvas Jėzus galėtų įžengti ir apsigyventi manyje, atgaivinti mano meilę ir kad mano visas laikymasis būtų tik už Jėzus. Tiesiog dabar atsižadėkime visų tų dalykų, už kurių laikėmės ir kurie nėra Dievas. Amen. Aleliuja.